Idėja suorganizuoti 2 vienviečių baidarių žygį iš Talino į Klaipėdą kilo Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakulteto studentui Domantui Lukevičiui, kuris draugėn pasikvietė Tomą Adomaitį, studijuojantį Klaipėdos valstybinėje kolegijoje. Kartu jaunuoliai tikisi įveikti nelengvą 700 km atstumą iš Talino Klaipėdos link. Tai vaikinams reikštų dar vienos svajonės išsipildymą. Ši idėja pati gimė kaip tik plaukiant per Baltijos jūrą kartu su Marium. Jis kažkaip pagalvojo, galbūt visai fainai sujungti Baltijos krantus. Tai vat šią idėją bandysim šią vasarą įgyvendinti. Pasiruošimo darbai žygiui jau vyksta. Šaltuoju metų laiku vaikinai treniravosi baseinuose ir Danės upėje. Todėl dabar jau drąsiai brenda į jūrą. Žygyje sportininkai tikisi per dieną veikti po 50–70 km. Tai ne pirmas Klaipėdos universiteto studento Domanto žygis. Prieš 2 metus drauge su Pauliumi Paulioniu ir Mariumi Norvaišu jis jūrinėmis baidarėmis perplaukė Baltijos jūrą. Socialinę geografiją studijuojantis vaikinas tikino, kad projekto esmė ne parodyti savo vyrišką jėgą, o paminėti svarbius praeities įvykius. Šį žygį, nežinau, skiriam tiek Baltijos kelių, kaip buvo. Tai, kad krantų buvo, mes norim paminėti, kad vandens kelias irgi kažkoks gali būti. Ir Dariaus Plešio žygiui prisiminti. Nes jisai buvo iš Vilniaus į Taliną nuplaukęs pusę kelio upėm, pusę kelio jūrą plaukė. Iš Talino į Klaipėdą bus plaukiama Baltijos jūros pakrantė, todėl baidarių jūroje niekas nelydės. Iki Saremos salų jaunuolių judesius automobiliu seks vyresnysis Domanto brolis Vykintas, kuris pasiryžę suteikti visą reikiamą pagalbą. Tiesa, baidarininkai nusprendė aklai nerizikuoti sveikata ir stoti bei laukti palankesnių oro sąlygų ar savijautos. Tikimasi, kad neplanuotų sustojimų neprireiks, mat vaikinai puikiai moka ne tik plaukti, bet ir su baidare atsiversti atgal. Tai turėtų padėti jūroje netekus pusiausvyros ar dėl stiprių šoninių bangų atsidūrus vandenyje. Pasak Domanto, labiausiai kelionėje gąsdina neblogos oro sąlygos, lūžęs irklas, suskilusi baidarė ar prastas pasiruošimas, o finansinės galimybės. Domantas turi savo jūrinę baidarę ir žygiui tinkamą vandeniui atsparią aprangą, o Tomui šių dalykų dar trūksta. Baidarininkai uoliai ieško paramos, kuri padėtų padengti išlaidas skirtas įrangai, kelionei į Taliną ir maistui. Jeigu jos negaus, greičiausiai kelionė leisis tik vienas Domantas. Bijau labiausiai, kad finansinė pritrūktų. Bet to tikrai tikiuosi nebus, bet šiaip tai nežinau, blogiausia, kas gali atsitikti kelionės metu, tai per smarkiai audringą jūrą, nežinau, nelaimė irklas sulūžęs, baidarė akmenyse kur nors atsitrenkus ar panašiai, bet to aš stengsiuosi išvengti, nes yra panašiai buvau, kad ir irklas yra sulūžęs treniruočių metu ir panašiai. Pasak baidarininkų, prasidėjus rimtam pasiruošimui svarbiausia tinkamas nusiteikimas, puikios oro sąlygos ir nuoširdus aplinkinių palaikymas. Taline startuoti planuojama pirmosiomis Liepos dienomis. Žygyje baidarėmis per Baltijos jūros bangas vaikinai žada užtrukti apie 2 savaites ir Liepos viduryje jau išlipti Klaipėdos krantuose.